Radai varškės kelnaitėse? Tai nėra normalu. Pakalbėkime atvirai, tie balti į varškę panašus gumulėliai yra vyriškos kandidozės arba pienligės požymės. Tai grybelinė infekcija ir dažniausiai ji kyla ne dėl higienos. Higiena gali būti gera, ji kyla iš vidaus. Pagrindiniai kaltininkai - per didelis kiekis cukraus, stresas, balti kvietiniai miltai, antibiotikų kursas. Grybelis tiesiog dievina cukrų ir atimdami iš šio maisto jūs pradeda kovą. Pirmas žingsnis, ką tu jau gali padaryti šiandien, išbrauk iš mitybos cukrų, saldžius gėrimus, baldus kvietinius miltus, mielės, pieną, alkoholį. Bent savaitį. Vietoj to pradėk vartoti, gerti natūralų kefyrą arba jogurtą. Ir juose esantis probiotikai bent jau padės atkurti gerąją mikroflorą. Jeigu šitas pirmas žingsnis ne visada yra pakankamas. Todėl jeigu yra dalykų, ar simptomų, kurie kartojasi ir nepraeina, būtinai pasikonsultuok su gydytoju. Tai nėra gėdinga, tai rūpinimasis savimi. Tačiau jeigu tau kyla problemos nueiti, pasitarti, pasikonsultuoti, parašyk, patarsiu, padėsiu, žinau, ką tai reiškia, žinau, kaip išspręsti šią problemą per 90 dienų. Parašyk man į Telegramą.